kiek žmonių. Ir štai amfiteatras. Sveiki visi žiūrintys Kolibris keliauja kanalą. Aš esu Agnė, keliauju kartu su savo sužadėtiniu Žygimantu. Ir mes šiuo metu esam Romoje, Italijai. Turim Italijai 5 pilnas dienas ir visą dieną skirsiu Romai. Tai mano pirmas kartas Romoje ir tikrai nėra užtektinai laiko, bet pabandysim pamatyti kuo daugiau. Tai dabar atvykom į Dabar atvykom į Venecijos aikštę, laukiam savo nemokamų pasivaikščiojimo turų ir buvo pora variantų. Vienas buvo pasivaikščioti po jų senamiestį arba antikinis ir mes rinkom antikinį, nes mano nuomonė viskas, kas buvo prieš Kristų ir vis dar išlikę, yra tikrai įspūdingiausias dalykai. Ir dar gamta įspūdinga, tai eime pažiūrėti, ką pamatysim. Mūsų kitas ką tik informavo, kad čia yra vienas iš nedaugelio nemokamų objektai, kurį galima nueiti ir iš jų terasų atsiveria gražus panoraminiai vaizdai. Tai greičiausiai bandysim užsukti kada nors. O jūs čia taip visą laiką ir teka? Taip. Okay, now you see this is the front of the temple of Saturn, the mirror, so before this one, before we are on the other side. Okay? Can you read what is written? Is it? What is written? Mūsų turas ką tik pasibaigė, tai noriu pasidalinti įdomiais faktais, kuriuos sužinojome. Tai pavyzdžiui, senovėj, kai būdavo pastatytos tos visos skulptūros, arkos, ar tas bokštas ir išraižytais visais tais piešiniais, jie originaliai buvo visi nuspalvinti įvairiom spalvom, kad buvo daugiau kontrasto, matėsi viskas dar geriau. Tiesiog, kadangi buvo augalinės kilmės, jie dažai neišsilaikė per tiek daug metų, tai ką mes dabar matom baltus. Nebuvo tai, kaip antikiniai žmonės matė visas tas skulptūras, arkas, kai jos buvo tik tai užbaigtos. Ir skulptūros turėjo brangakmenio akis įdėtas, kurios parodė vieną nuotrauką, yra viena muziejuje skulptūra. Tai atrodė tikrai labai gražiai ir tikroviškai, netokios mirusios akis, kaip dabar atrodo daugumos skulptūrų. Tačiau, aišku, per tiek laiko žmonės išvagė tas akis ir pasidaryti porą papuošalų. Taip pat viso to antikinio pasaulio yra mažiau likę, nes kaip pavyzdžiui perėjo į krikščionybę, žmonės pradėjo nevertinti viso pagonių palikimo ir jie nusprendė vietoj to, kad saugoti, pernaudoti, pavyzdžiui, yra senos plytos, panaudok savo namo statybai. Senos kultūros metalinės gali perleidyti į naujas. Tai labai daug buvo sugadinta, ypatingai metalinių dirbinių, kadangi visai lengva visą tą metalą perdirbti. Ir nėra tiek daug išlikę. Nu, ir šiuo metu dabar neprisimenu, aš dar norėjau ką nors paminėti, tai judam toliau tęsti savo turą patys po miestą. Sakė, pro čia patogu nusileisti. Taip. Ir mums gidas parodė, kad yra nemokamas miesto vandens kaip ir kranas, kurio gali gauti ir gazuotą vandenį, ne tik. Aha. Ir labai šaltas jisai, tai liepia daug negerti.
Kai sakiau kolegam, kad skrendu į Romą, vienas iš jų man pasakė, kad Roma yra kaip muziejus po atviru dangum. Mes atvykom į mažiausią pasaulio valstybę, į Vatikaną. Kaip juokauju, galim mes dabar pamojuoti popiežiui. Tik nežinau, į kurį langą mojuoti. Švento Petro bazilika šitą. Kad patekti į Petro baziliką, reikia stovėti eilėj, kuri tęsiasi ir dar tęsiasi, man atrodo, visais pasieniais. Tai mes nusprendėm, kad neįsim, nes dar yra vienas reikalavimas, kad turi apsirengti ne per daug iššaukiančiai, turi dengti savo pečius ir kelius, tai mūsų abiejų šortai yra per trumpi. Na ir nestovėsim porą valandų eilėj, kad eiti į bažnyčią. Kokias 4 valandas trukti? 4 valandas. Aš esu Luvre laukus, man rodo, 3 ar kažkiek valandų ilgiausiai eilėj, gal tik 2. Va, ten dar žmonės dar stovi eilėj. Eilės galas ten kažkaip. Pagal Google šitą tvorelę yra riba tarp Vatikano, Romos, Italijos. Tai mano vaikystė, kad Vatikano vėliavos yra už tvoros oficialios, kur baigėsi šalis. Bet šiaip įspūdinga aikštė. Sakyk, ką nori. Aikštė įspūdinga. Tolzolsim nuo bazilikos prisiminiau dar vieną dalyką. Tai pasirodo, romėnų karių dievas buvo Marsas. Ir dėl to, kai jie žygiaudavo į mūšius, jie pradėdavo skanduoti Mars, Mars, Mars. Ir nuo to ir kilo žodis maršas. Marširuoti. Net ir lietuvių kalboj turim šitą žodį, kuris atėjo iš romėnų. Tai šitą pilis už manęs buvo pastatyta 2 amžiuje ir dabar, jeigu pultų kas nors Vatikaną, popiežius būtų slepiamas ir ginamas šitoje pilyje. Yra netgi nutiestas požeminis takas. Seniau šitas panteonas buvo nemokamas lankytojams, dabar yra 5 eurai ir vis tiek ilgiausia eilė, tai mes nestovėsim, kad susimokėti, bet apeisim apžiūrėti. Atvykom prie Trevi fontano ir aš nenorėjau vykti, nes įtariau, kas dėsis. Tai pažiūrėkit, kiek žmonių. Čia yra viena iš labiausiai instagraminių vietų, kur minia žmonių.
Mes esam prie senųjų šiaurinių Romos vartų, senojo miesto, tai čia buvo įėjimas į jį. Ir šiandien mes jau paliekam Romą, tuojaus eisim iki geležinkelio stoties ir važiuosim į Neapolį. Ten tęsim savo kelionę, pamatysim Vezuvijų, pamatysim Pompėją ir patį miestą. Bet jo, dabar labiau apsikrovę esam. Ką sakai? Mikelandželas projektavo šitus vartus. Pirmieji įspūdžiai iš Neapolio yra toks, kad jisai yra biednesnis kraštas. Ne vien tik, kad visi sakė, kad yra daugiau sukčių, bet jau atsisėdus prie staliukę įmušo mums ne tik mūsų picas užsisakytas, bet ir už sėdėjimą turėjom susimokėti po 2 eurus. Sukasi žmonės, nors pačios kainos pasirodė šiek tiek mažesnės ir patys pastatai atrodo šiek tiek labiau apleisti, apgriuvę, bet gal čia tik tai, kur mes esam dabar. Tai dabar einam į trumpą pasivaikščiojimo turą, kad susipažinti su miestu, nes ilgesniem ar normaliem turam mes neturėsim laiko per visus mūsų kitus planus. Tai man pasižiūrėti, ką šis miestas gali parodyti per 1 valandą. Pavėlavom į savo pasivaikščiojimo turą, nes mes išlipom metro prie ne to išėjimo. Tai buvom jau prie pilies, bet reikėjo prie pilies priekinio įėjimo. Mes buvom visai kitaip pilies pusėj, tada gavosi akligatviais galbūt prastų kelių, bandėm ją apeiti, tai kol apėjom jau 15 minučių pavėlavę. Tai dar bandom apsižvalgyti aplinkui. Tai gali būti, kad nebesutiksim. Žygiai seka instrukcijos paliktas internete, kokius objektus aplanko su tuo nemokamu pasivaikščiojimo turu. Tai dabar atėjom į aikštę, kurioje paskaitė Wikipedijoje dabar. Neapolio gyventojai susirinko ir nusprendė prisijungti prie besivieniančios Italijos. Kelintais metais gal dar prisimeni? 1860 metais. Bet tau neprimena čia kaip mini Vatikano tos bažnyčios versija? Mes ką tik atvykome į Pompėją, pastudijavom žemėlapį ir einame apžiūrėti. Tai mes pradedam kelionę arti amfiteatro. Ir štai amfiteatras. Tai tikimės gražių vaizdų, mes neėmėm gido, nusprendėm patys save pavedžioti ir čia labai prie tavęs, prie visų turistų eina, bando kuo įpiršti brangesnius bilietus, kuo daugiau paslaugų. Tai šiek tiek tas nemalonu, bet į griuvėsius įėjus jau atrodo ramu ir fain. Tai šitam amfiteatre tilpdavo iki 20 000 žmonių, žiūrovų.
Ir kaip mums pasakojo Romos pasivaikščiojimo ture, renginiai šitas amfiteatruose būdavo nemokami, nes tikėdavo daug duonos ir žaidimų liaudžiai. Bet užtat žmonės buvo suskirstyti pagal klases, tai arčiau scenos žemiau būdavo tie kilmingieji, tada turtingieji ir tada visi prašiokai ten viršų iš tolo galėdavo viską stebėti. Šitas amfiteatras laikomas seniausiu iš visų amfiteatrų romėnų. 70 metų BC. Taip. Tai iš pradžių, kai kasinėjo šitą teritoriją, čia rado labai daug galvijų kaulų. Tai pavadino, manė, kad buvo galvijų turgus. Bet paskui tolimesni tyrinėjimai parodė, kad buvo daug vynuogių. Dabar nusprendė vynuogės auginti. Dabar eksperimentinis vynuogynas. Aha. Nu jo, įdomu kaip keitėsi vietos. O, kaip gražytas, nupiešta Venera. Jo. Tipo, nieko daugiau nedavė, tik tiara ir aš. Radom virtuvę. Tai vietos, kur padėti puodus. Stalviršis marmurinis. Tai čia buvo taverna. Kažkada matos, miralo ten puodams galėtų būti vietos, kur keps kažką šildyt gamint. Staliukai, netgi šiek tiek iš paišymų matos. Stogas atstatytas. Su dizainu. Jo, gražu. Tai čia buvo amatininkų, daugiau dailininkų kaip ir namai, kurie buvo pora jų ir tada, man atrodo, buvo sujungtas su kepykla. Ja. Ir jie čia gyvena ir pirmam aukšte pardavinėdavo, galbūt antram aukšte paišydavo. Na, gal ir pirmam aukšte paišydavo, kas dabar žinau. Ja. Bet jo, tai dabar matosi šiek tiek remontuojamas stogas atstatomas. O čia buvo skalbykla. O čia jau labiau teatras. Čia vykdavo komedijas, tragedijas vaidindavo. Karštą dieną jie turėdavo ir kaip užsidengti šiek tiek kaip ir stogą pasidaryti. Medžiaginį matosi turtuolių vietos iš marmurinės, turbūt minkštos kėdės buvo padėtos. Na, eiliniam žmonėm. Akmeniniai. Ten matosi šiek tiek dar teatro laiptukai, bet šita arena buvo naudojama kaip per pertraukas teatro žmonėm pasilsėti, atsipūsti, bet 64 metais įvyko žemės drebėjimas, apgriovė porą pastatų ir šitas pastatas buvo pertvarkytas ir buvo čia apgyvendinti pirmam aukšte gladiatoriai, o antram aukšte buvo valdžia. Ir tiems, kas nežino, Pompeja išsiveržė, man atrodo, 72 metais jau po Kristaus. Tai vos ne 6 metais prieš išsiveržimą tik tai buvo pertvarkyta šita vieta. Kažkada čia buvo baseinas su gražiom mozaikom, su kitu. Dabar reikia fantazijos įsivaizduoti jo didybę.
Mes su žygiu prieš atvykdami čia peržiūrėjom vieną dokumentiką, kur buvo gal prieš porą metų tik tai atlikti nauji kasinėjimai, nauji namai atkasti, bet tiksliai neradom žemėlapį, kur jie yra, tai ten ir nenuėjom. Bet, kas buvo įdomus faktas, bent jau aš įsivaizdavau, kai Vezuvijus išsiveržė, kad iš karto visą miestą nušluoja, ten gal per porą valandų, ten lava užplaukė, viskas visi mirė. Bet pirmas daugiau negu 24 valandas lyjo tais smulkiais, man atrodo, Pemzos akmenukais ir per valandą gal 15 cm sluoksnis vis pasidengdavo. Tai truko šiek tiek ilgiau negu parą, man atrodo, pradėjo gal apie 1 valandą veržtis, paskui pasibaigė kitos dienos gal antroji pusėj. Ir ten gal apie 6 valandą vakaro. Ir tada buvo pirmai aukštai paskandinti, tai tie žmonės, kurie bandė slėptis namuose, kitą apsiginti. Tai kai kuriuos užgriuvo stogas neatlaikė svorio, arba turbūt duris užblokavo tie akmenukai ir matėm tam kasinėjame, kad vienas žmogus paskui bandė, kai viskas nurimo, bėgti pro antro aukšto balkoną, nes buvo tam lygiai tų akmenukų. Bet tada prasidėjo ta antroji banga, kur viską nušlavė, kas dar buvo likę gyvas. Tai ta pamoka buvo aiški, iš karto bėgi iš miesto, kuo greičiau, kuo toliau, nes tie, kas bandė likti slėptis, neišgyveno ir buvo paskandinti. Čia yra Veneros šventykla, nes Venera yra globėja Pompėjos miesto ir jinai yra taip pat Sailors globėja. Tai dėl to čia pastatė, nes čia yra atsiveria į jūrą, į Bay Area. Tai va būtent, kad pasaugotų tos Sailors. Taip. Kad važiavom autobusu iki Vezuvijaus, kiek kyla, tai mes jau esam visai aukštai, kas yra labai smagu, yra vėsiau. Tai nors apačioj Pompėjai gal buvo 30 laipsnių, čia atrodo gal 22. Tai pats tas, kad gali eiti ir dar kvėpuoti ir nepadusti nuo deguonies mažiau. Deguonies mažiau, bet sakyčiau lengviau kvėpuoti tokioj temperatūroje vis tiek. Gera. Ir turėtų būti trumpas užlipimas iki Vezuvijaus viršukalnės, nes čia visai jie aukštai pakyla su tais autobusais. Tai neturėtų būti labai ilgas. Žinai, kiek laiko turėtume eiti pirmyn atgal? Tai turėtų būti visai nestatus. 1,4 km. Nu 1 mail, sakė apie 1 mail. Tai 1,6. Bet čia irgi roughly, nežinau tik. Tai jo, tai dėl to tik pusę dienos turim, bet turėtų viskas būti tvarkoj. Per 20 minučių pasiekėme jau kraterio kraštą, kur matosi vidus. Tai Vezuvijus yra dabar miegantis ugnikalnis, jisai nėra užgesęs, tai potencialiai dar kada nors gali išsiveržti ir sunaikinti Neapolį. Bet šiuo metu jisai saldžiai miega, mes jaučiamės saugiai jį aplankydami. Žiūrėk, ten dūmai rūksta. Einam ten žiūrėti. Ten fucking dūmai rūksta. Kur dūmai rūksta? Ateik iš čia, ateik. O! Aha, nu nelabai jau miega. Kai minėjau, kad užkilus ant Vezuvijaus yra šiek tiek vėsiau negu nusileidus miestuose, tai nėra tiek vėsiau. Vis dar karšta ant saulės. Ir mes keliaujam, šiandien yra rugsėjo 1 diena. Tai mums beveik jau pasisekė, kad buvo temperatūra pakritus žemiau 30. Kai mes atvykom, buvo visai lietingi orai. Tai pirmą dieną lijo visus 5 lašus iškrito. Bet dėl to buvo temperatūra pakritus žemiau 30 laipsnių. Ir mes nepakeliam karščio, tai mums buvo pats tas.
Vičio salą. Dar neišplaukėm iš uosto, bet to išplauksim. Tikimės tai saloj pamatyti gražių vaizdų, pagaliau išsimaudyti jūroje. Vandens temperatūra turėtų būti kažkur 27 laipsniai, tai senai reikėjo. Ir turėtų bus smagi diena. Gentle, gentle. You want brake? Brake. Sure? You sure? Tai mūsų planas saloje buvo pasiimti motociklą ir su motociklu apvažiuoti jį, šitas salą, viską apžiūrėti, ką norim. Bet mes neturim patirties vairuodami motociklą. Aš prieš 5 metus vieną kartą sėdėjau ant motociklo, leidau užkurti ir apvažiuoti ten kaime sode porą ratų. Tai dar galima sakyti, aš visai išpučiau savo patirtį, kai reikėjo pasiimti. Žygis nusprendė pasitikėti manim ir leisti manom nuspręsti. Tai aš nusprendžiau, kad verta išbandyti ir atsirakinti dar vieną galimybę, kaip keliauti, ką dar apžiūrėti. Tai buvo įdomu vairuoti. Dabar atvykom į pirmą vietą, atvykom prie Morela sodo. Jo, į botanikos sodą. Tai mes apsižiūrėti. Aišku, dar tiek neįpratę su to motociklu, dabar biškį jį tolėliau palikom. Nes neįpratę dar nei naviguoti, nei ką. Tai buvo tikrai įdomi patirtis. Sunkiausia iš tikrųjų, kaip sako, kad dar vienas važiuoji ir kai dviesi važiuoji, vis tiek turi tą visą svorį išlaikyti ir ypač ant mažų greičių tada patampa labai sunku pamanevruoti. Bet labai smagu, kai jeigu yra kamštis ir užtektinai vietos, aš tai tik pro dešinę dar tik važiuojam kitų mašinų ir visos mašinos mane lenkia pro kairę. Tai jeigu yra kamštis ar žiedė, taip tyliai gali praslinkti. Ir į žiedą dar stengiuosi kartu su mašinai važiuoti, kad turėti tarsi šildą mašinos, jeigu kažkas atlėktų. Tai jo, bet visai intensyvus eismas. Aš tikėjausi, kad bus mažiau mašinų šitoj saloj, kad bus daugiau negyvų kelių, per kuriuos tiesiog sau ramiai švilpausi. Kitas variantas buvo pasiimti elektrinius dviračius, bet kadangi mes jau esam turėję elektrinius dviračius, aš labai bijojau, kad baterijos gali neužtekti, tada gali nerasti, kur pasikrauti. Ir elektrinis dviratis be baterijos, jeigu užsikrauna, patampa dar didesnė našta. Ir šiandien taip karšta, kad norėjosi, kad tik vėjukas tave pūstų ir tau beliktų tik vairuoti. Tai atrodo viskas smagu, tvarkingai. Pirmas važiavimas sėkmingas. Ir kas labiausiai mums padėjo, kad mes vakar vakare prieš miegą Žygis man parodė video, kaip užvesti motociklą, kaip sustoti, žinai, kaip tas kojeles ištiesti. Ir visai paklausinėjo to. Na ką, sodai. O mopedo mažiuko jie neturėjo, tai davė didžiausią, koksai yra leistinas su B kategorijom teisėm. Tai jis dar šiek tiek galingesnis, negu būtume norėję. Bet gerai važiavus. Sėkmingai. Ir aš vis dar parko nematau, nes vis dar visose tose emocijose. Bet laikas pažiūrėti tos fontanus.
Tai šitas sodus įkūrė britų kompozitoriaus Williamo Wolto žmona. Jie čia gyvena, įkūrinėjo, tai dėl to, man atrodo, ten yra šiek tiek kaip ir mini koncertų salė, galbūt jie turėjo. Ir gražius sodus mergina įrengė. Bet tie lapai kokie dideli. Man rodo, aš girdėjau, kad didžiausi tie lapai gali atlaikyti 50 kg svorio ir nepaskęsti. Atvykom į paplūdimį, tik neturim daug laiko, tai reikėtų iššokti vandenį ir skubėti sugrįžti, nes turim dar spėti į keltą atgalios. Bet čia sakai mažiau žmonių. Atėjome į paplūdimį, iššokom vandenį ir iš karto galvos nebėgam. Tai beveik taip pat karšta kaip ir prieš išsimaudant, vandens temperatūra nuostabi, bet pats paplūdimys yra peržūstas žmonių, visai akmenuotas, tai kojos ir sminga ir nėra toks malonus kaip, pavyzdžiui, Palangos smėliukas. Ir įvertinus, kad buvom gegužės mėnesį Rodo saloje, ten buvo žymiai geresni paplūdimiai. Tai labiau rekomenduočiau netgi keliauti Rodą negu į šitą salą, kas nori pasimaudyti paplūdimiuose, bet vandens temperatūra nuostabi. Ir dar mes nepastebėjom, kur šitam paplūdimyje ar nėra dušų gėlo vandens. Tai prakaitą pakeitėm jūros druskam. Ką sakei? Nu, bet ten mokami. Tai mokamo sezono, sakau, jeigu susimoki už ultus, gali būt, kad gauni ir tą dušą, bet o nemokamai nepastebėjom. Ir kai taip trumpai, tai nemokėsim. O dabar bėgam susirasti savo motocikliuką. Mes ką tik grįžom iš savo salos, ko jums nespėjom dar parodyti, tai joje yra visai graži pilis, kurios nespėjom aplankyti, apžiūrėti. Tik važiuodami pro šalį matėm pro mopedo langus. Tai va, tai turi pilį, turi gražų botanikos sodą, turi paplūdimį, kuris galbūt nėra mano mėgstamiausias, bet vis tiek buvo galima iššokti į vandenį, pasimaudant. Dar jie turi terminius vandenis, į kuriuos galima atvykti kaip spa, išsimaudyti, bet gal ne vasaros karščiuose, tai tikrai galima ir žiemą aplankyti tą salą ir smagiai, šiltai išsimaudyti. Tai atrodo, sala tikrai verta dėmesio. Man jinai visada įsidvins kaip pirmoji sala, kurioje aš gavau pasivažinėti mopedų, motociklų, nežinau, kategorijų gerai. Bet tai buvo didžiausio tūrio variklis, kuris dar priklauso B kategorijos teisėm, nes paskui jau turi laikytis atskiras motociklo teisės. Tai buvo didžiausias leistinas. Ir mažiausias, ką galėjom išsinuomoti. Tai labai buvo smagu. Man patiko. Ir žygis ant mane pagyrė.
neišpratėjo nuo mano vairavimo. Šiandien yra mūsų paskutinė pilna diena Neapoly, rytoj ryte aš išskrendu namo, žygis dar liks šiek tiek ilgiau, nes jam prasidės konferencija, dėl ko ir atvykom į Neapolį šiuo metu. Tai jis dabar įsičekina į viešbutį ir aš įsiliaukinsiu į kambarį. Atrodo paprasčiau negu aiškinti, kad aš apsistoju vieną nakčiai, jis vienas, įsičekina, pasirūpina visko ir tada pasikvies mane į savo kambarį. Jo. O taip. Šiandien mes norim praleisti dieną lengviau, laisviau, karštą ir šiaip daug atrodo visko, ką veikiam, nuveikinėjom, tai atrodo šiek tiek tingesnė diena būtų pats tas. Mūsų planas yra lysti į požemius, į katakombas, nes turėtų būti vėsiau, turėtų būti smagu. Dar vienas variantas buvo važiuoti iki paplūdimio, bet kadangi Neapolis yra daugiau uostamiestis, per laivų uostų žmonėms nelabai yra kur maudytis ir artimiausi turbūt yra 1,5 valandos arba į vieną arba į kitą pusę važiuoti autobusu ir tada dar 1,5 valandos sugrįžti, tai gaunasi vos ne visos dienos išvyka, kad nusigauti iki paplūdimio. Tai nusprendėm, kad turbūt jau to nedarysim. Žygis labai nori žiūrėti šiandien krepšinį, o aš nežinau, ar verta tiek autobuse pasėdėti dėl šiek tiek pasimaudimo. Taip, aš myliu vandenį, man labai patinka plaukioti, bet nežinau, ar tas paplūdimys yra vertas tokios kelionės ir kaip pagalvoju, jeigu autobuse kondišas būtų sugedęs ir dušna, karšta, tvanku, ar verta iki to paplūdimio tiek kankintis. Tai va, o ir tai jau reikės su jumis atsisveikinti. Gal ir ne pačia gražiausia vieta atsistojau, bet dabar jau nebelabai turiu pasirinkimo, kur filmuoti, nes jau salė nusileidžia veik. Mes dabar stovime eilėje prie Mišelinio restorano picos. Tai Italijai yra, man atrodo, vienintelis kaip ir Mišelino restoranas pizzerija įsivertinimas. Tai nusprendėm paragauti ir kainuoja tik tai 5 eurus ta pica. Tai turėtų būti įdomu. Ir yra ilgiausia eilė. Tai aš turiu laiko šiek tiek pakalbėti. Bet dar norėjom supasakoti apie tuos tunelius, kuriuose buvom. Tai pirmiausia, taip giliai buvo kasami, statomi visi akvedukai, vandentiekiai miestiečiams. Tada buvo kasami tokie kaip ir šuliniai, kol pasiekdavo kieto akmens sluoksnį ir tada juos tą akmenį išimdavo statyboms pasiimdavo, bet jį išimdavo suformuodami tokias kaip ir piramidinę arką, kad viskas iš viršaus nesugriūtų, neįgriūtų ir būtų, žinai, užtektinai stabili žemė po žeme. Ir suformuluodavo tokius kaip ir angas, kuriuose seniau būdavo kaip ir vandens talpyklos miesto. Tada tų visų tunelių istorija keitėsi ir gal 18 amžiuje buvo nuspręsta padaryti tunelį, kad pabėgtų karaliai iš pilies. Tai buvo kasamas tas visas tunelis praėjimas iki pilies, bet gal likus tik tai 20 metrų iki tos pilies. Įvyko Italijai tas perversmas, revoliucija, patapo respublika, visi karaliai. Tai jau kaip ir užbaigė tą projektą, bet atėjo antrasis pasaulinis karas. Tai jo metu įrengė požeminės ten slėptuvės, kaip ir bunkerius, kur žmonės galėjo slėptis nuo visų bombardavimų, nuo visų tų atakų.
Tai labai gerai pasitarnavo ir mes vaikščiojom ir matėm, kaip viskas buvo įrengta per visus tuos skirtingus amžius laikotarpius. Kas buvo įdomu, jie sugebėjo pamesti visus tos tunelius, įėjimus. Tai nežinau, kaip ten atsirado daugybė šiukšlių, visi primetė, laikė kaip, nežinau, šiukšliadėžė, kur viskas buvo sumesta. Ir 2004 metais kaip ir vėl atrado savo tos tunelius ir jie juos išvalė, gal tai užtruko su šimtais savanorių, gal 5 metus. Ir dabar veda turus ir galbūt galėtų vėl pernaudoti, jeigu reikėtų. Ir tai yra mūsų paskutiniai įspūdžiai iš Italijos. Ir tai aš išskrendu namo. Žygis dar lieka savo konferencijai, bet metas jums atsisveikinti. Tai iki kitų kartų. Iki! Tai dėl šitos picos stovėjom daugiau nei valandą eilėj. Tai kad ir kokia jinai gera, tikrai nemanau, kad buvo verta. Bet stovėjom 4 su dar 2 žygio konferencijos draugais. Tai bent jau patirtas. Ir pavalgysim mišelininės picos.